Sveiki! Beaugančios kainos jau tikriausiai daugam įgriso ir nesyk išmėstelėjo mintis, kad net už visiškai paprastą maisto prekių krepšelį tenka susimokėti tiek, kiek seniau kainuodavo tik kokie delikatesniai pirkiniai. Bet pasaulyje yra tokių delikatesų, kurių kainos verčia mažų mažiausiai išpūsti iš nuostabos akis ir susimastyti, ar užrašant kainą nebuvo padauginta nuliukų. Būtent apie vienus brangiausių šiuo metu maisto produktų pasaulyje šiandien ir kalbėsiu. Tik prieš pradedant, kaip visada noriu paprašyti, kad jei patinka mano kuriamas turinys, nepamirštumėte prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, paspausti patinka po šio video ir palikti komentarą. Jei turite pageidavimų būsimoms laidoms, jų irgi mielai lauksiu komentaruose. Pulės sūris. Pulės sūris yra laikomas brangiausių sūrių pasaulyje, kurio kaina paprastai siekia net 1000 eurų už kilogramą, o kai kuriais atvejais šokteli ir dar aukščiau. Šis sūris gaminamas tik vienoje pasaulio vietoje – Zasavicos specialiajame gamtos rezervate Serbijoje. Jo gamybai naudojamas labai retų Balkanų veislės asilių pienas. Šiuo metu yra likę vos 100 asilių, kurių pienas gaminant pulės sūrį maišomas su ožkų pienu. Vienam kilogramui sūrio reikia net 25 litrų asilių pieno, o viena asilė per dieną duoda vos 200 ml pieno, nors yra melžiama net 3 kartus. Tad nenuostabu, kad taip sunkiai pagaminamas sūris turi tokią aukštą kainą. Pulės sūrio skonis yra panašus į mančego, riešutų ir žemiškų skonių derinį, pasižyminti trapia švelnia tekstūra. Matsutake grybai. Šių grybų neįmanoma auginti masiškai ūkiuose, taip kaip pavyzdžiui auginami kokie pievagrybiai. Matsutake grybai gali augti tik laukinėje gamtoje, po pušimis ir visiškai švarioje dirvoje. Šie grybai garsėja intensyviu aromatu, kuris primena pušų spyglių, cinamono ir šviežios žemės derinį. Sakoma, kad šviežiai surinkti grybai skleidžia tokį stiprų aromatą, kad juo prisipildo visa artimiausia aplinka. Matsutake grybai Japonijoje laikomi prabangos simboliu, kurį mėgstama dovanoti verslo partneriams ar šeimos nariams, tik labai ypatingomis progomis. Rytų medicinoje šie grybai taip pat laikomi vertingai sveikatai, nes manoma, kad jie stiprina imunitetą, mažina cholesterolį, net gali slopinti vėžinių ląstelių dauginimąsi. Matsutake grybų kaina labai skiriasi priklausomai nuo jų kilmės, kokybės ir formos, tai yra ar jie švieži, džiovinti ar šaldyti. Brangiausi yra japoniški matsutake grybai, kurių kaina gali siekti nuo 450 iki 1000 eurų už kilogramą. Aukcionuose sezono pradžioje kaina gali šoktelėti ir iki 2000 eurų už kilogramą. Kadangi Japonijoje dėl pušų kenkėjų matsutake grybų derlius vis labiau traukiasi, tikėtina, kad su laiku kaina dar labiau šoktels. O štai Kinijoje, Šiaurės Amerikoje ar Europoje augantis matsutake grybai pardavinėjami žymiai pigiau. Jų kaina gali svyruoti nuo 80 iki 700 eurų už kilogramą. Kava iš dramblių išmatų. Nežinau, kiek tikrų kavos gerbėjų yra tarp kanalo žiūrovų, tačiau spėju, kad daugelis vargu ar išdrįstų paragauti dramblio išmatų kavą. Bet Black Ivory kavos kilogramas dabar kainuoja apie 3000 eurų ir ji yra laikoma viena brangiausių kavų pasaulyje. Šios egzotiškos kavos kaina išsipučia dėl labai menko derliaus. Pavyzdžiui, praėjusiais metais visą derlių sudarė vos apie 225 kg kavos pupelių. Įspūdingą kainą turinčių kavos pupelių kelias prasideda atrekant geriausias šiaurinėme Tailande augančias arabikos pupeles. Tada jos sumaišomos su vaisiais ir ryžiais ir sušeriamos Tailande išgelbėtiems drambliams, saugomiems auksinio trikampio Azijos dramblių fondo. Po natūralaus virškinimo, kai pupelės patenka į išorę drambliams tiesiog pasituštinus, pupelės yra rankomis kruopščiai išrenkamos, išplaunamos ir prižiūrimos, kol džiūsta saulėje. Vėliau jos taip pat yra skrudinamos. Teigiama, kad virškinimo metu dramblio skrandyje vyksta natūrali fermentacija, keičianti kavos skonį ir cheminę sudėtį. Šis procesas suteikia kavai kitokį švelnesnį skonį, pasižyminti vaisiniais ir šokoladiniais niuansais. Beje, pasaulyje egzistuoja dar kelios brangios iš gyvūnų išmatų gaminamos kavos rūšys, bet jos yra pigesnės nei tailandietiška kava iš dramblio išmatų.
Pavyzdžiui, Indonezijoje, Filipinuose ir Vietname gyvena palminiai musangai, kuriuos Indonezijoje naudoja tam, kad pagamintų kopi luwak kavą. Daugeliu atveju nepavydėtinomis sąlygomis narvuose laikomi ir vien kavos uogomis šeriami palminiai musangai virškinimo metu irgi skaido baltymus susijusius su pupelių kartumu. Praėjusio šią natūralią fermentaciją ir su išmatomis pašalintos pupelės vėliau surinkamos, plaunamos, džiovinamos ir skrudinamos, o egzotišką kavą užsimanę paragauti žmonės ją giria dėl švelnesnio, mažiau kartaus skonio, kuriame taip pat juntamas šokoladas ir žemė. Tokios kavos kilogramas gali kainuoti nuo 300 iki 1200 eurų. Peru gurmanai mėgaujasi kava, kurią iškakoja po kavos plantacijas klaidžiojantis paprastieji koačiai. Iš jų išmatų surinktos ir tinkamai apdorotos pupelės vėliau parduodamos už maždaug 400–800 eurų už kilogramą. Koačių kava esą pasižymi gėlių ir citrusų natomis. Da Hong Pao arbata. Da Hong Pao arbata pasižymi unikaliu orchidėjų aromatu ir ilgai išliekančiu saldžiu poskoniu, o taip pat garsėja savo ilgą istoriją. Da Hong Pao yra laikoma brangiausia arbata pasaulyje, kurios kaina už originalius lapelius pasiekia astronomines sumas. Originali arbata nuo taip vadinamų motininių krūmų, kurių istorija siekia tūkstančius metų, praktiškai nebeparduodama. Paskutinį kartą dar 2005 metais aukcione vos 20 gramų arbatos lapelių buvo parduota už maždaug 25 000 eurų. Dar prieš 20 metų Kinijoje buvo uždrausta skinti lapelius nuo šių 6 senovinių motininių krūmų, todėl ji liko kaip neįkainojama kolekcinė vertybė. Dabar galima įsigyti tik aukščiausios kokybės arbatą užaugintą kalnuose ir kurios kaina siekia nuo 500 iki 2000 eurų už kilogramą. Specializuotos arbatos parduotuvėse, kur dažnai pardavinėjami tiesiog mišiniai, ši arbata pardavinėjama dar pigiau. Kaina prasideda nuo 100 iki 300 eurų už kilogramą. Kregždės lizdas. Kinija jau daugiau nei 400 metų valgo tradicinį delikatesinį patiekalą – sriubą gaminamą iš kai kurių rūšių čiurlių lizdų. Šie paukščiai lizdus daro neįprastu būdu, iš ore ketėjančių savo seilių, kurias tvirtina prie uolų. Tokie lizdai pardavimui renkami pietryčių Azijos šalių urvuose. Tai išties sudėtingas ir pavojingas darbas, nes lizdų rinkėjams tenka karstyti su uolų šlaitais ant bambukinių atramų. Šiuo metu kregždės lizdo sriubos dubenėlis Honkonge gali kainuoti nuo 30 iki 150 eurų, o jei norėtųsi nupirkti visą kilogramą lizdų, priklausomai nuo lizdų rūšies, gali tekti pakloti nuo 2000 eurų už baltus lizdus iki 8500 eurų už raudonuosius lizdus. Deja tam, kad žmonės galėtų mėgautis šiuo delikatesu, renkant lizdus sunaikinama daug paukščių kiaušinių. Raukšlėtasis melijonas Yubari King. Japonijoje auginami Yubari King melijonai garsėja dėl savo saldumo ir subtilaus skonio, bei dėl ypač minkšto, sultingo bei aromatingo minkštimo. Tačiau labiausiai stebina jų kaina. Tai veikiausiai patys brangiausi vaisiai pasaulyje, nes aukcionų metu už porą Yubari King melijonų negailima sumokėti ir iki 20 000 eurų. Manoma, kad šių melijonų unikalus skonis ir kokybė slypi specifinėse auginimo sąlygose. Yubari mieste auginami melijonai auga vulkaninės kilmės dirvožemyje, susidurdami su dideliais dienos ir nakties temperatūrų skirtumais. Ruby Roman vynuogės. Ruby Roman auginamos tik tam tikrose Japonijos vietovėse ir pasižymi itin saldžiu skoniu bei sultingumu, o pačios vynuogės yra labai stambios. Šių vynuogių kilogramas gali kainuoti net daugiau nei 10 000 eurų. Kaina yra tokia didelė dėl ypatingos priežiūros ir labai aukštų kokybės reikalavimų, kuriuose atkreipiamas dėmesys ne tik į vynuogių svorį, bet ir į cukringumą.
Pagal dabartinius standartus viena vynuogė privalo sverti daugiau nei 20 gramų ir joje turi būti daugiau nei 18% cukraus. O speciali aukščiausios kokybės klasė yra dar griežtesnė. Čia viena vynuogė privalo sverti daugiau nei 30 gramų, o visa kekė turi sverti ne mažiau nei 700 gramų. Aukščiausia klasė yra tokia reta, kad pasitaiko metų, kai ją nepatenka nė viena kekė. Šiuo metu šios vynuogės yra laikomas pačiomis brangiausiomis pasaulyje. Mėlynpelekis tunas. Mėlynpelekis tunas turi ypatingą reikšmę sušių ir sašimių kultūroje. Ši žuvų rūšis pasižymi didelę riebalų koncentraciją ir sodria spalva, primenančią jautienos kepsnį. O toro riebiausias pjūvis garsėja kone sviestinę burnoje tirpstančią tekstūrą, kurią dievina gurmanai. Mėlynpelekis tunas Japonijoje ilgą laiką buvo laikoma nykstančia žuvų rūšimi, tačiau pradėjus taikyti griežtas tarptautinės apsaugos priemonės, jų populiacija ėmė didėti. Mėlynpelekis tunas šių metų sausį Tokijo Tojosų žuvų turguje vykusiame aukcione buvo parduotas už rekordinę sumą. Milžiniškas 243 kg tunas buvo nupirktas už 510 milijonų jenų, o tai yra apie 2,77 milijono eurų už visą žuvį, arba beveik 11 500 eurų už kilogramą. Žinoma, ne aukciono metu netoks milžiniškas ir netokios geros kokybės mėlynpelekis tunas yra kur kas pigesnis. Tačiau aukciono metu iš esmės perkamas ne tik tunas, bet ir prestižas, padedantis pakelti restorano kartelę iki dar aukštesnio lygio. Šafranas. Nors dažniausiai prieskoniai nėra labai brangus, šafranas patenka į vienų brangiausių produktų visame pasaulyje sąrašą. Šafranas – tai prieskonis gaunamas iš daržinio kroko purkų, augančių Irane, Turkijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Jis priskiriamas delikatesams bei vertinamas gurmanų, o patiekalams suteikia ryškią geltoną spalvą. Šafranas taip pat pasižymi stipriu aromatu ir karstelėjusiu skoniu, o naudojant patiekalams jo reikia dėti po labai nedaug. Be to, šafranas taip pat naudojamas medicinoje ir parfumerijoje. Vienam kilogramui šafrano žaliavos reikia net 150–200 tūkstančių žiedų, kurie renkami rankomis. Dabar premium klasės šafranas kainuoja maždaug 13 000 eurų už kilogramą, ar net dar daugiau. Bet buitiniam naudojimui, žinoma, šio prieskonio niekas neperka kilogramais ir apsiriboja vos gramo pakuotėmis. Panama geiša kava. Nors jau minėjau gyvūnų išmatų kavas, kurios temina savo kainą, visgi jos nėra pačios brangiausios, jei žiūrėsime į praėjusių ar šių metų rekordininkės. 2025 metais vykusiame aukcione Panama geiša pupelės buvo parduotos už maždaug 26 200 eurų už kilogramą ir taip neabejotinai laimėjo prieš visas kitas kavas. Žinoma, čia turiu omenyje žalias kavos pupeles, o ne jau skrudintą kavą maišeliuose. Dėl mažų auginimo plotų ir didelių darbo sąnaudų ši kava jau ilgą laiką yra laikoma prabangos preke, kurią vertina gurmanai. Teigiama, kad kavos skonis yra išties neįprastas, nes jame juntamos jazmino, mandarino, baltojo persiko, citrinos, gardenijų, net medaus poskonio natos. Almas ikrai. Ikrus veikiausiai nors sykį valgė daug kas, tačiau vargu ar jų kaina siekia keliasdešimt tūkstančių. Almas ikrai yra patys prestižiškiausi ir brangiausi ikrai pasaulyje, kurie dėl savo kainos pateko į Gineso rekordus. Jų kilogramo kaina svyruoja nuo 23 iki 40 tūkstančių eurų, nors žinoma dažniausiai ikrų niekas neperka kilogramais. Šie ikrai būna labai įvairių spalvų, nuo blankiai pilkos iki baltos, tačiau kuo jie šviesesni, tuo jie brangesni. Almas ikrai gauname iš didžiųjų eršketų, kurie gyvena giliai Baikalo ežere ir kadangi yra sunku juos sugauti, ikrai yra vertinami kaip labai retas ir vertingas delikatesas. Baltasis triufelis iš Albos. Triufeliai yra tikras gurmanų džiaugsmas. Šie grybai auga po žeme, o tam, kad jie būtų randami, tenka pasitelkti juos rasti apmokytų šunis ar net kiaules. Baltųjų triufelių brangumas labiausiai priklauso nuo to, kad jie auga tik laukinėje gamtoje ir jų neįmanoma dirbtinai užauginti ūkiuose.
Oficialiame pasauliniame baltojo triufelio aukcione 1009 gramų baltasis triufelis iš Albos praėjusiais metais buvo parduotas už 110 000 eurų. Tiesa, tai tik aukcioninė kaina, o ne aukcionuose mažesnio dydžio ir netaip aukštai vertinami triufeliai kainuoja mažiau, maždaug tarp 3400 – 6200 eurų už kilogramą. Šiam kartui tiek. Jei patiko laida, nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti video su draugais, o komentaruose parašyti, ar esate ragavę kokiu nors išskirtinių delikatesų. Taip pat nepamirškite prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, o jei turite pageidavimų būsimoms laidoms, juos taip pat palikite komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitoje laidoje.